Sveiki, su jumis yra brolis Bergaudas, vidurio rytų studijų doktorantas Kembridžo universitete ir šiandienos diskusijos tema bus kryžiaus žygiai, tiksliau tariant kryžiaus žygiai į Šventąją Žemę, kurie prasidėjo grubiai tariant nuo 11 amžiaus pabaigos ir tęsiasi iki pat 13 amžiaus pabaigos. Ir pagrindinis klausimas, į kurį stengsiuosi atsakyti, yra tai, ar galima šitus kryžiaus žygius vadinti religiniu konfliktu. Ir kaip pamatysime, ne, tai nėra visiškai teisinga. Šitie kryžiaus žygiai buvo tiek pat, jeigu ne labiau sekuliarūs negu religiniai. Ir kitas dalykas, į kurį norėsiu atkreipti dėmesį, yra tai, kodėl yra labai svarbu tai suprasti šiandienos konfliktų vidurio rytuose kontekste. Ir nieko nelaukdami pradėkime nuo mūsų diskusijos atskaitos taško, kuris yra Karl-Loras Hillenbrand knyga The Crusades Islamic Perspectives. Ir kaip matome, šita knyga yra išleista Edinburgo universiteto leidyklos prieš šiek tiek daugiau negu 20 metus. Tikrai rekomenduoju šitą knygą visiems norintys susipažinti su kryžiaus žygiais būtent iš musulmonų perspektyvos. Tik vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi knyga yra tikrai nemaža, daugiau negu 700 puslapių. Ir kaip sako tokia nearšita taisyklė tarp mūsų moksliukų, jeigu su knyga galima užpumpuoti bicą, taip liaudiškai tariant, tai knyga turėtų būti su kietu viršeliu. Tai tikrai galiuosi aš asmeniškai, kad neinvestavau papildomus keliasdešimties eurų į kietą viršelį, tai tikrai padarytų skaitimą daug patogesniu. Taip, tai kokia buvo kryžiaus žygių priežastis? Ir kažkokios vienos pagrindinės priežasties išbrėžti kaip ir būtų istoriškai sunku. Yra kelios priežastis ir viena iš tų svarbesnių priežasčių tikrai yra 1071 metais įvykęs Manzikarto mūšis, kurio metu Bizantijos imperija buvo sumušta, tiksliau Bizantijos imperijos kariuomenė buvo sumušta ir tai buvo ženklas lotynų krikščionims arba vakarų krikščionims, kad galbūt bizantiečiai nebėra tokie stiprus, kokie buvo, galbūt jie nebėra pajėgus apsaugoti krikščionių rytuose. Ir po 20 metų po mūšio popiežius pasakė savo garsią kalbą, ragindamas visus lotynų krikščionis eiti ir išlaisvinti, atkovoti, užkariauti Šventąją Žemę. Ir viena priežasčių, kurias popiežius tariamai minėjo, buvo būtent tai, kad krikščionių piligrimai Šventojoje Žemėje nėra prieinami labai, pasakykime, svetingai. Ir vien iš čia jau galime matyti, kad kryžiaus žygiai nebuvo kažkas, kur vieną rytą popiežius atsibudo ir prisiminė, taigi Šventoji Žemė yra valdoma netikinčiųjų, musulmonų ir mums reikia eiti dabar juos ir išžudyti, tam, kad Šventoji Žemė būtų skirta vien tik krikščionims. Ne, tai nebuvo priežastis, buvo kažkokia rimtesnė sekuliari priežastis, tai kad musulmonai plečia savo teritorijas į vakarus ir taip pat tariamai neleidžia kai kuriems krikščionims atlikti jų religinių pareigų. Dabar Dievas žinom, kiek tame yra tiesos. Yra tik vienas šaltinis, kuriame yra sakoma, vienas musulmonų šaltinis, kuriame yra sakoma, jog vienai piligrimų grupiai buvo neleista pasiekti Šventosios Žemės ir tie, kurie iš jų grįžo gyvi, jie apie tai pranešė jau vakaruose esantiems krikščionims ir kad tai tapo viena priežastis, kodėl jie pradėjo kryžiaus žygį. Tai čia jau iš vieno musulmonų istoriko taip yra žinoma. Bet tai yra tik vienas šaltinis. Kiti šaltiniai kalba, jog tiek krikščionys, tiek judėjai, tiek musulmonai visi sugyveno kartu kūrė kultūrą ir viskas, taip sakant, buvo labai labai gražu. Tai matomai popiežius galbūt ir perdėjo tai, kiek krikščionys yra persekiojami Šventojoje Žemėje, bet taip pat tikriausiai tame buvo žiupsnelis tiesos. Taip, ir tuomet vakarų krikščionys pradeda siųsti kariuomenės, pradeda siųsti kryžiaus žygius. Ir koks yra musulmonų atsakas? Tuo metu musulmonai yra susiskaldę į mažus politinius vienetus ir jiems nelabai iš tikrųjų rūpi, kad atėjo krikščionys į jų žemę, jiems labiau rūpi jų pačių politiniai interesai. Ir kas labai dažnai įvyko, kaip rašoma 21 šios knygos puslapyje, yra tai, kad tiek musulmonai sudarydavo sąjungas su kryžiuočiais, siekdami nugalėti kitą musulmoną, ir tiek pat kryžiuočiai sudarydavo sąjungos su kitu musulmonu, siekdami įveikti tam tikrą kryžiuočių princą arba valdytoją. Tai taip sakant, tai buvo labai daroma iš išskaičiavimo. Kai kryžiuočiai jau atvyko į Šventąją Žemę, jų tikslas nebebuvo tiesiog kovoti vardan krikščionybės, jų tikslas buvo apsaugoti savo pačių politinius interesus. Ir lygiai tas pats buvo tarp musulmonų valdytojų, tarp musulmonų amyrų. Ir čia būtų galima argumentuoti, kad galbūt tiesiog tie musulmonai buvo per silpni, kad kovotų su kryžiuočiais ir dėl to tiesiog nieko negalėjo padaryti. Bet kaip rašoma 24 puslapyje, netgi tuomet, kai musulmonai tapo stiprus ir kryžiuočiai buvo nusilpninti, ypač po Saladino Jeruzalės išlaisvinimo, netgi tuomet pirmenybė buvo teikiama sąjungoms, o ne karui. Ir vėliau knygoje rašoma apie šitas sąjungas, tai pavyzdžiui 203 puslapyje yra rašoma, kaip kryžiuočiams būdavo atiduodamos pilis netgi, siekiant sudaryti sąjungas. Ir vėliau netgi pati Jeruzalė buvo atiduota Amyro Al-Kamil, kuris buvo Saladino sūnėnas. Jis atidavė Jeruzalę kryžiuočiams kaip simbolį, kad aš noriu su jumis bendradarbiauti ir
Jis norėdamas sudaryti sąjungą ir išlaikyti savo interesus, savo žemes, jis sudarė sąjungą su kryžiuočiais ir jiems atidavė Jeruzalę, siekdamas pasiekti savo politinių interesų. Ir dėl to 249 puslapyje yra rašoma, jog konfrontacija ir pragmatiškas bendradarbiavimas koegzistavo visų kryžiaus žygių laikotarpiu. Tai reiškia, koegzistavimas ir bendradarbiavimas nebuvo kažkas, kas buvo daroma tik silpnumo metu, bet tai buvo kažkas, kas buvo daroma pastoviai. Ir vienas labiau specifinių to pavyzdžių yra 258 puslapyje rašoma apie vieną musulmonų žemvaldį, kuris dirbo administracijoje tiek su kryžiuočiais, kuomet jo teritorija buvo apimta į kryžiuočių valdomas teritorijas, ir vėliau, kai kryžiuočiai buvo išvaryti iš ten, jis taip pat dirbo administracijoje su musulmonais. Ir tai yra vienas pavyzdžių, kad toks vaizdinys, kad čia yra musulmonai, čia yra kryžiuočiai, čia yra geriečiai, čia yra blogiečiai. Ne, tai nebuvo ta mintis, su kuria žmonės gyveno tuo metu. Jie į viską žiūrėjo pragmatiškai, į religiją taip, ji turėjo savo rolę, bet ji nebuvo pirmasis ir tikriausiai netgi ne antrasis kintamasis to, kaip žmonės elgėsi su kitais žmonėmis. Kitas pavyzdys to, kad dėl religijos žmonės nebuvo skirstomi į čia absoliutus geriečiai, čia absoliutus blogiečiai, yra musulmonų pagyros krikščionių vadams. Apie tai yra rašoma 336 puslapyje ir iš tiesų didžioji dauguma kryžiuočių vadų buvo giriami. Negi šventasis Liui buvo giriamas kaip labai pamaldus krikščionis, o tie kryžiuočiai, kurie buvo peikiami, tai nebuvo dėl to, kad jie buvo krikščionis, o dėl to, kad jie puldavo civilių karavanus, nesilaikydavo sutarčių, taip sakant, nesielgdavo džentelmeniškai, nesielgdavo palei to amžiaus etiketo, karo etiketo normas. Tai šitie kryžiuočiai jie būdavo peikiami, bet ne dėl to, kad jie yra krikščionis, o dėl jų prasto elgesio. Tiek krikščionis, tiek kryžiuočiai, kurie elgdavosi palei etiketą, kažkokius moralės principus ir laikydavosi tų moralės principų, jie už tai būdavo giriami ir juos būdavo žiūrima, apie juos būdavo prašoma su pagarba. Taip pat narsa buvo dažnai giriamas kryžiuočių, tikriausiai pagrindinis dalykas, dėl ko kryžiuočiai buvo giriami tarp musulmonų, tai buvo dėl jų narsos. Ir į kryžiuočius buvo žiūrima kaip į labai rimtą priešą, kuris yra nusipelnęs pagarbos. Ir vienas šios abipusės pagarbos pavyzdžių yra labai perteiktas Usamos bin Munqidh memuaruose, tai yra vienas pirminių šaltinių kryžių žygių istorijos, ir apie jį yra šiek tiek užsiminta Karolės Hillenbrand knygoje, bet aš taip sakant turiu patį pirmąjį šaltinį, tik čia yra, žinoma, išverstas į anglų kalbą, tai kaip ir nėra visai pirminis šaltinis, tai yra pirminio šaltinio vertimas, ir jame yra pateikta istorija, labai, labai įdomi istorija, negi šiek tiek intimi istorija apie tai, kaip Usama susidraugavo su vienu kryžiuočiu iki tokio lygio, kitas kryžiuotis jį kreipdavosi mano brolį, ir jis žino, kad Usama turi savo sūnų, ir jis iš savo geros širdies pasiūlė paimti jo sūnų, nusivežti į Europą, kuris bus išmokintas išminties ir riteriškumo ir visų kitų dalykų. Ir žinoma, Usama nepriėmė to kaip labai gerą dalyką, nes pirmasis dalykas, švietimas vakaruose buvo labai žemo lygio palyginus su vidurio rytais, apie higieną net nekalbame, ir galų gale tikriausiai jo sūnus būtų padarytas krikščionių, būdamas tarp krikščionių riterių. Ir pačio Usamo žodžiais, jų geriau jo sūnus būtų paimtas į nelaisvę, negu kad būtų paimtas kartu su frankais į Europą. Ir Usama atsako, prisiekiu savo gyvybę, tai buvo ir mano idėja, bet mano mama, tai yra jo močiutė, taip myli mano sūnų, kad aš jai esu prižadėjęs, jog jį grąžinsiu, taip sakant, sugrąžinsiu pas ją. Ir kryžiuotis jo paklausė, ar tavo mama yra vis dar gyva, ir Usama sako, taip, ji yra vis dar gyva, ir kryžiuotis supranta, kad mama yra labai svarbus asmuo, ir jeigu kažkas yra mamai prižadėta, tai turi būti išpildyta, ir dėl to jis pasakė jai, tuomet nenusiženk jai. Tai šitie du vyrai, jie visiškai susikalbėjo, jie turėjo panašų etiketą, panašias moralės normas, ir jie galėjo pilnai susikalbėti, ir taip pat jie išreiškė pagarbą vieni kitam. Vienas norėjo padėti vienam, kitas nenorėjo įžeisti kito. Ir tai yra viena intimių pavyzdžių, kaip tiek krikščionys, tiek musulmonai bendravo ir draugavo kryžiaus žygių metu. Tai nebuvo prieš kryžiaus žygius, tai nebuvo po kryžiaus žygių. Tai buvo būtent kryžiaus žygių metu, kuomet musulmonai buvo kare, atvirame kare su kryžiuočiais. Ir toliau 391 puslapyje yra rašoma apie tai, jog koegzistavimas, bendradarbiavimas, sutartys, visiems šiems dalykams buvo skiriama pirmenybė prieš konfrontaciją, prieš konfliktą, prieš karą. Taip sakant, bendradarbiavimas taika buvo norma, o konfliktas ir karas buvo kažkokia išimtis iš tos normos. Dabar ar viskas buvo tobula? Ne, tikrai ne. Būdavo incidentų, kuomet kryžiuočiai žudydavo musulmonus vien dėl to, kad jie yra musulmonai, ir musulmonai žudydavo krikščionis vien dėl to, kad jie yra krikščionis.
Bet tai buvo išimtis iš taisyklės. Apie vieną to pavyzdžių yra rašoma 413 puslapyje, kuomet kryžiuočiai norėjo užpulti Alepą, bet jiems nepavyko ir dėl to jie sunaikino, sugriovė, išniekino musulmonų kapines esančias Alepo apylinkėse ir musulmonams tai labai nepatiko, kadangi žinoma tai buvo šventvagystė, tai buvo labai baisus nusikaltimas ir dėl to jie sugriovė Alepo katedrą. Tie krikščionys, kurie buvo Alepe, jie nebuvo frankai, jie nebuvo kryžiuočiai, jie nieko nebuvo dėti su tų kapų išniekinimu, bet jų katedra buvo sugriauta ir tai buvo jiems baisus dalykas. Bet kaip yra argumentuojama istorikų, tai yra viena išimtis iš taisyklės. Įprastai tokie dalykai nenutikdavo. Ir netgi šiuo atveju, nors šitas išpuolis yra grinai darytas prieš krikščionis, dėl to, kad jie yra krikščionis, jis nėra be pagrindo. Pagrindas yra tai, kad kryžiuočiai išniekino kapus. Taip, ir čia periname prie vienintelio dalyko, su kuriuo tikrai nesutinku šitoje knygoje ir kuris atrodė tikrai juokingas. Kartas nuo karto yra užsimenama apie tai, jog priežastis, kodėl musulmonai kovojo su kryžiuočiais, yra ksenofobija. Ir paskutinį kartą tai yra minima 580 puslapyje, jog šių karų metu, tiek karų su kryžiuočiais, tiek karų su mongolais, tarp musulmonų išaugo ksenofobija. Ir ksenofobija yra užsieniečių baimė. Ir tai buvo viena priežastis, kodėl jie kovojo prieš šitas invazijas, prieš šitas okupacijas. Ir sakyti, kad tai yra ksenofobija, būtų tas pats, kas sakyti, kad ukrainiečiai kovoja su rusais, nes jie yra ksenofobai dalinai. Jiems tiesiog nepatinka tai, kad Putinas yra rusas, jiems tiesiog nepatinka tai, kad tie rusų kariai yra rusai ir dėl to reikia ginti savo žemę prieš juos, reikia, taip sakant, kovoti su tais rusais, dėl to, kad aš turiu šitą užsieniečių baimę. Jeigu ne užsieniečių baimė, galbūt aš juos įsileisčiau. Tai yra tiesiog juokingas dalykas, tai šitas yra kaip ir didžiausias minusas šios knygos, bet, taip sakant, niekas šiame pasaulyje nėra tobulas, tai, taip sakant, jums spręsti, ar galima jį atleisti ar ne. Taip ir čia galime perėti prie išvados ir viena pagrindinių išvadų, apie kurią yra rašoma 608 puslapyje, yra tai, jog iki 13 amžiaus kryžiuočiai tapo integralia dalimi vidurio rytų šito regiono, taip sakant, didžiosios Sirijos regiono, kalbam būtent apie Siriją ir Palestiną. Tai reiškia, jie nebuvo kažkoks spogas, kurį reikia išspausti, bet jie tapo kažko normaliu tame regione. Su jais buvo bendradarbiavima, su jais buvo prekiaujama, jie atnešė tam tikros naudos į tą regioną, buvo kažkoks kultūrinis apsikeitimas tarp jų ir, žinoma, labai didelė dalis vidurio rytų kultūros buvo pernešta į Europą, būtent per kryžių žygius. Ir vis tai mums parodo, kad tas vaizdinys, kad kryžių žygiai buvo krikščionis tiesiog žudo musulmonus dėl to, kad jie yra musulmonai ir musulmonai ginasi nuo krikščionių dėl to, kad jie yra krikščionis, kad jie yra netikintieji. Ne, šitos požiūris netitinka istorinės realybės. Ir kodėl yra labai svarbu tai suprasti šiandien? Tai pirmiausia dėl to, kad šiandien vykstantis konfliktas vidurio rytuose pagrindė tarp Izraelio ir musulmonų pasipriešinimo grupuočių ir taip pat tarp kai kurių sunitų grupių ir šiitų grupių, kuris yra dažnai perteikimas, kad va čia sunitai kovoja su šiitais, vien dėl to, kad jie yra sunitai, o tie yra šiitai. Ir va čia žydai kovoja su musulmonais, vien dėl to, kad vieni yra žydai, o tie yra musulmonai. Tai taip pat netitinka realybės. Tas karas vyksta dėl pragmatinių dalykų, dėl sekuliarių dalykų, dėl tokių dalykų kaip okupacija, tironija, diktatūra, teisų pažeidimas, karo nusikaltimai. Visi šitie dalykai, jie yra priežastis vykstančio konflikto tarp šitų grupių, o ne tiesiog tai, kad vieni yra vienos religijos, o kiti yra kitos religijos. Net jeigu Palestina būtų ateistų valstybė, jie taip pat kovotų su Izraeliu dėl visų tų priežasčių, dėl kurių šiandien kovoja palestiniečiai musulmonai. Ir čia galima užsiminti apie William Kavanagh knygą The Myth of Religious Violence, religinio smurto mitas, kurioje jis labai stipriai įrodo, kad religinis smurtas realybėje neegzistuoja, tai ką mes vadiname religiniu smurtu, yra toks pats smurtas kaip ir visos kitos smurto, sekuliaraus smurto rūšis. Ir viena pagrindinių priežasčių, kodėl šitas mitas yra taip paplitęs, kodėl mes galvojame apie vykstančius konfliktus būtent per šitą religinio konflikto prizmę, yra tai, kad kuomet mes nurašome šitus konfliktus į religiją, labai lengva nurašyti visus galimus sprendimus. Kad va, čia kovoja krikščionis, tai yra čia kovoja musulmonai ir žydai, arba čia kovoja krikščionis ir musulmonai, vien dėl to, kad jie priklauso skirtingom religijom ir nieko nepadarysi. Čia kalta yra religija. Kuomet iš tiesų kalti dalykai yra, kaip minėjau, okupacija, persekiojimas, priespauda ir visos kitos priežastys, dėl kurių bet koks žmogus, bet kokios ideologijos žmogus, bet kokio tikėjimo žmogus kovotų dėl to, kad jis išsilaisvintų nuo šitų dalykų. Jeigu turite klausimų arba tiesiog norite kažką pridėti, visuomet lauksiu jūsų komentarų ir iki kito karto. Assalamu alaikum.